Aš per daug įkaitęs, kad čia atšaltų. Nu kaip? Nėra taip blogai. Hello. Labą rytą. Guten Tag. Dabar visom kalbom. Atsikeliam, papusryčiavom. Dabar važiuosim į viešbutį. Užsirezervavom viešbučio kambarį. Gali biškį drebėti, nes čia labai puikus kelias. Labai daug investuota į žodžių. Turim kambarį netoli centro, ten apie 3 km, 2,6. Bandysim šiandieną paragauti čekiškų sulčių. Vakar turėjom, bet nebepriėmė, nes... Nealkoholinio alaus paragauti. Sulčio? Nealkoholinio alaus. Sulčių? Na gerai. 5 vakaro, tai iki to laiko turim kažką susiplanuoti. Vakar neišėjo, nes užsibuvom biškį zoologijos sode. Ir jau puslapis neveikė, neleido rezervuotis pas jos laiką, tai paskambinau, pasakiau šitą dalyką, sutvarkiau iš karto, tai čia labai gerai. Jo, greit sureagavo. Tai jo, nežinau, dabar važiuojam realiai į viešbutį paklausti, ar galima jau prisiparkuoti mašiną, nes būtų patogu, nes nemokama. O į patį kambarį leis tik tai 2 valandą. Tai bent jau pabandysim dėl parkingo. Važiuojam. Can you hear me calling out your name? Let me run to you and escape this place. Stop time, rewind, bring me back to you. Šviesulinauskas. Plauk, čia man kortelę, man rodos, reikės įdėti. Arba normaliai paspausti reikia, ne? Ne. Normaliai paspausti reikia. Mes viešbutukė, labai fainas receptionas. Tarsi mūsų priėmė, kiek čia? 2 valandom anksčiau? Jo, rado tiesiog kambarį laisvą, tai... Tu filmuoji, kaip aš filmuoju. Okay. Turim šiukšliadėžę. Turim daug spintų. Kurios niekada nepanaudosim, bet turim. Bliam, what the hell? Ką tu sugebėjai? Ačiū iš vidaus. Turim mane, turim gyvatuką. Standartinį plaukų džiovintuvą, kriauklę turim, viską turim. Čia popierius, čia popierius, čia popierius. Šepetys, tulikas, dušas didesnis, fainiau, daugiau rankšluošių. Turim šviesą. Turim šviesą. Turim lovą, turim vaizdą turbūt kažkokį. O dar vyno gavom. Welcome to... Kai geras. Čia mantelis skaita. Turim lovą, turim 2 lempas, turim gerą peintą. Bliam, pamečiau popierių. Bet svarbiausia yra vaizdelis. O seni, turim balkoną. Haliavai mes čia. Va. Mums čia giftų visokių pridėti. Vaizdelis čia. Fokusuojam. Viskas labai gerai. Aišku, čia nėra labai crazy vaizdelis, bet... Dabar mes eisim tikriausiai apsiprausti ir eisim apsižiūrėti miesto. Turim laiko iki 5 vakarų, tada turim būti kažkurioje vietoje ir tada prasidės mūsų sulčių turas. Jis truks apie 3,5 valandos, tai baigsis apie 8:30 vakaro ir tada galvom net kokį bariuką, ar dar pasivaikščiot, pavalgyt. Realiai, ką sugalvosim, tai ir nuveiksim. Reikia išbandyti lovą. Kas jums negerai? What the hell? Kaip jūs gyvenat? O, kitas reikalas. Išėjom iš viešbučio kambario, dabar einam 40 minučių iki miesto. Reikia nusipirkti koinių. Paskutinės poras susidėjom. Skelbimas viešbutį brangoka šiaip. Tai einam dar miestą, nusipirksim koinių, eisim pavalgyti ir žiūrėsim, kiek laiko turim, arba dar pasižiūrėsim kokį nors miesto vietų, arba jau tiesiai eisim į turą.
nori biškį papasakoti apie ekskursiją, kurią mes Gale. darysim. Imk. O. Tu daugiau žiūrėjai. Tai jo, žodžiu, 5 val. Prasideda ekskursija, alaus turas po Prahą. Turėsim 8 alaus pokaliukus, taip sakant. Rūšis, jo, nealkoholinis. Vaikščiosim po Prahą, bus toks turas šioks toks, įskaityti yra snacksai alaus ir vanduo, gidas, visas pasakojimas, kaip veikia alus, kaip jis gaminamas. Na ir galiausiai ateisim į Letna Garden, kur yra vienas gražiausių Prahoje vaizdų į Prahą. Tai tenais bus paskutinis, man rodos, alus nealkoholinis. Ir tada išeisim, jau galima bus, kiek suprantu, pasilikti ir tada jau galima bus veikti, ką nori. Tai pradžia yra 5 val. 3,5 valandas, baigiam 8:30 maždaug, gali būti užsitęs, gali būti anksčiau baigsim. Ir tada eisim pasivaikščiot po Prahą, kadangi esam netoli viešbučio, netoli centriuko, taip sakant, tai vat kelias, ne keli žingsniai, bet keli įpai ir tada, jo, keliaujam eksplorinti. Beliko tik tai pateikti. Labai skanu. Milijoną vertės kadras. Labai skanu. Tada valgau. Man visų įvykė porcija. Labai skanu. Labai, man visiškai. Man lia. Ir va, yra aš sotus ir laimingas. Buvo be galo skanu, biškį soroka, bet šiaip labai skanu. Damušam sultis ir keliaujam. Yeah, this is kind of a cool spot. I don't know the full history, but after any hazes today, but we'll hit up a few of these different styles. Cut you off. I knew something was wrong. I said it has to call you back. The trams, the subways, at restaurants, pubs, the shopping malls, literally anywhere you see a human, you'll see a dog. So I don't know many people who have the first sip of beer when you're kind of a kid. Immediately they're like, this is amazing, you know. It's sort of. I love bacon. I love beer. You put it together. If you're drinking 180 plus liters per year, or if you're having one at lunch, you probably don't want, you know, a big imperial stout because that might get you a little bit. No, I don't wanna talk about it. Used to wanna talk to you, but lately I've been doubting. Shawty went outside, grabbed a bottle and she downed it. I thought I lost my sense of pride, but recently I found it. Once again, now I'm back on this cycle. Walk inside the function thinking maybe I just might go. Me and your friends, really not that tight, ho. It's all good now, they all had to cut you off. I knew something was wrong. I shouldn't have to call you back, 'cause now you're mad. So I had an idea to you know, study, kind of exchange student, study abroad. And Atvažiavom vietą. Wow. Mes laukiam su Mantidu. Now you go. Ir žinokit, mes laukiam su Mantidu ir mūsų užkalbina 2 žmonės, kurie taipogi eina su mumis į šitą turą. Ir mes laukiam kartu mūsų turo gido. Pasirodys, jie yra iš Australijos. Jų vardai yra Nujeras ir Lukas. Labai faini žmonės, būtinai su vienusiais kur tai vada. Sulaukėm savo gido, paragavom 6 sulčių. Labai fainas gidas, tikrai su jo vardu Seven. Puikiai einam iki kito pubo. Ten dar paragausim vieno sulčių. Ir tada eisim dar į vadinamą Beer Garden. Jo, einam. yes,
These are all Czech beers. Which one is true? Maybe none of them are true. More. So I always tell everybody. Pabuvom vienam bare, paragavom dar vietinio alaus ir dabar einam į vadinamą realiai žiauriai fainas alaus degustavimo gidas, pavadinkim taip. Jisai realiai papasakoja ne tik apie vietinį nealkoholinį alų, tačiau ir apie patį miestą. Dabar vaikštom iki tam tikrų lokacijų ir jisai pasakoja apie visą istoriją miestą, kas čia buvo populiaru, kodėl, kas ir kaip nutiko. Va, kaip patogiai atneša alų, nealkoholinį, aišku. Va, su tokiu akleliu, laiko, patogiai. O mes tokiam parkelyje, su tokiu vaizdeliu. Pabuvom šitam alaus sode. Dabar su savo gidu, su kuriuo labai gerai susibendravom, važiuojame į miestą, įsikėsim Uberį. Tie du žmonės, Lukas ir Leiris, vėliau prie mūsų prisijungs, galėsim dar kartu pabūti kartu, praleisti gerą laiką. Ir jo, toliau žiūrėsim, kaip susidės mūsų diena. Bus sunku labai įsikviesti čia taksą. Pažymėjom vieną vietą, teko bėgti netgi per raudoną šviesą po tilto, kad įlipti taksą. Biškį sportą, kaip neįsivaizduoju, bet netgi kur važiuojam. So, go with the flow. If you know any Czech food that we have to try, Well, again, if we go to the one last pub, I'll get you a really traditional Czech pub snack. they can jerk it, no? No, his homemade. This is special. This is special. This one. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Yep. Yep. This is homemade cheese right here. Yep. Hey, yeah. Aš ir esu turistas.